europarlamentarai Petras Auštrevičius, kuris Labas rytas yra Atnaujinkime Europą grupės narys ir užsienio reikalų, gynybos ir saugumo komitetų narys, o taip pat Virginijus Sinkevičius. Brolis. Virginijus Sinkevičius, kuris yra Žaliųjų frakcijos narys ir transporto komiteto pirmininko pavaduotojas. Šioje spaudos konferencijoje anonsavau 3 svarbiausias temas susijusias su plenarinė sesija, kuri kitą savaitę prasideda Strasbūre. Tai pirmoji tema yra ES susitarimas dėl rusiškų dujų tiekimo nutraukimo, antroji karinis mobilumas ir trečioji tai Europos parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos hibridinių atakų prieš Lietuvą. Aš norėčiau pasiūlyti organizuoti mūsų konferenciją taip, kad pirmiausia suteiksiu žodį europarlamentarams ir po kiekvienos temos žurnalistai galės užduoti klausimus. Tad pradėsiu nuo gerbiamo Virginijaus. Norėčiau jūsų komentaro apie ES susitarimą dėl rusiškų dujų nutraukimo. Dėkoju. Tai dar kartą visiems labas rytas. Aš manau, kad iš ties tai yra istorinis susitarimas, istorinis ypatingai ir dabartinėme kontekste, nes nežinau, kam pavyko vakar matyti Wall Street Journal nutekėjusiuose vėlgi Donaldo Trumpo ir jo komandos pokalbiuose apie galimą taikos planą ir rūpestį Rusijos integraciją. Tai vienas didelių numatomų darbų, tai Rusijos energetikos sektoriaus integracija atgalinė, sakykime taip, su Europa. Tai akivaizdu, kad tie procesai, kurie vyksta, jie yra be galo dabar svarbus ir aš džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti tą didelį susitarimą. Aš norėčiau išskirti turbūt labai čia parlamento rolę ir išties čia ir didelė buvo ir lietuvių rolė, nebūtinai parlamento narių, bet patarėjų. Kiekvienoje, tiesą sakant, grupėje ir mūsų žaliųjų ir Europos liaudės partijos. Tai aišku, vienas didžiausių Europos parlamento dėrybinės komandos laimėjimų, tai komisijos įpareigojimas priėmus dujų importų ribojimą pateikti pasiūlymą dėl naftos, taip pat visiško uždraudimo ES rinkoje, nes čia buvo siūlymas tik tai dėl dujų, bet parlamentas turėjo didesnę ambiciją. Ir tai buvo viena tokių iš pagrindinių dėrybose argumentų ir aš džiaugiuosi, kad pavyko tą sprendimą priimti, nes šiuo metu ES taiko sankcijas naftai, tačiau su išimtinėmis teisėmis Vengrijai, Slovakijai ir leidžiančioms toliau jiem importuoti rusišką naftą. Šios išimtis yra formaliai laikinos, bet realybėje jos iš tiesų tai gali tęstis neribotą laiką ir mes matom, kad iš tų šalių nėra jokio apetito, nėra rengiami nacionaliniai planai, kaip būtų, sakykime, taip, pabaiga tos rusiškos naftos importui. Tai realiai egzistuoja reali rizika, kad pasibaigus sankcijoms, pavyzdžiui, galų gale po to paties taikos susitarimo, tai rusiška nafta tuomet jau pilnu mastu vėl grįžtų į ES rinką ir kad kur kas daugiau šalių pradės iš naujo pirkti rusišką naftą. Tai čia šitoj vietoj irgi labai svarbi pergalė, nes jūs tikrai žinot geriau nei aš, kad rusiška nafta yra vienas pagrindinių Rusijos biudžeto įplaukų šaltinių. Todėl, aišku, bet koks jos patekimas į ES rinką yra tiesioginis Rusijos finansavimas. Tai šiuo atveju, dar grįžtant gal šiek tiek dėl dujų, aš manau, kad yra taip pat svarbu, kad parlamentas, sakykime taip, pilnai nenusileido komisijai ir ypatingai tarybai ir uždarė, sakykime, visas tas tokias įmanomas landas, kur buvo
galimai palikta, dėl tam tikrų situacijų, vėlgi pritaikyti tam tikrom šalim išimtis, tai tos visos landos yra dabar uždarytos ir aš manau, kad tai irgi yra labai svarbu. Dėl to dar naftos gal draudimo, tai komisija turėtų kitų metų jau pradžioje pristatyti savo siūlymą ir aišku, jis vėlgi būtų skubos tą tvarką, jeigu taip galima pavadinti, kuo greičiau svarstomas parlamente. Tai turbūt trumpai tiek apie parlamento pergalę, nes apie patį draudimą, nepirkimą rusiškų dujų, man atrodo, irgi buvo pakankamai daug kalbėta, bet aišku, jeigu turit klausimų, tai mielai atsakysiu. Dar paprašyčiau gerbiamo Petro, gal turi komentarų šitą temą. Gerai, ačiū. Matot, tarybos pozicija apskritai buvo, aš sakyčiau, pavojingai nukreipta tolimesniam pirkimui, iš esmės dujų, ar ne, ir žinom kodėl. Matyt, padirbėjo kai kurios valstybės narės, turėjo įvairių, matyt, tenai įtakų ir prieigų. Ir iš tiesų tas trialogas, jis padėjo kai kurios reikalus atitaisyti geresnę pusę, daug geresnę pusę, ar ne? Reiškia, suskystintos dujas, baigėsi istorija kitais metais, 26-aisiais, gamtinės dujos 27-aisiais. Aišku, galima buvo paspausti, matyti viską, pabaigti, tarkime, 27-ųjų bent jau metų pradžioje, bet jau atsitiko taip. Matote vėl visokiausias išlygas ir visokius išmislus ir bandymus kuo toliau nutęsti tuos dalykus. Bet, na kągi, 27-ųjų vidury, jeigu pasibaigs rusiškų dujų epopėja Europoje, tai jau bus didžiulis pasiekimas, ar ne? Šiai dienai mes turime 12%, nepamirškime. 12% Europos dujų balanse yra rusiškai kvepiančios dujos. Dabar, kur buvo vienas iš pagrindinių pavojų ir ką parlamentas iš tiesų sugebėjo sustabdyti, buvo bandoma prakišti tokią sąlygą grįžimo prie rusiškų dujų pirkimų. Kitaip tariant, jeigu situacija pasikeičia, daug kabučių rašau žodžiuose, Rusija tampa normalia partnerė, jeigu energetikos balansas staiga tampa toksai dėl kitų globalių sąlygų, kad Europa neturi kitos išeities, automatu grįžti praktiškai prie rusiškų dujų. Tai dabar šito atsisakyta, tokio automatizmo nėra vienprasmės sąlygos, yra nuoroda, kad turi būti, na, tikrai rimtai pagrįsta skaičiavimais globalios dujų rinkos, pasaulinės dujų rinkos veiksnių pagrindimų ir panašiai. Ir mano manymu, čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes matot, koks yra didžiulis noras vėl dairytis ir žinom, kas tą norą didina ir pastoviai palaiko. Todėl, mano manimu, šitas dalykas buvo tikrai, čia yra parlamento nuopelnas, kad sulaikėm šitą tarybos siūlymą tiesiog prakišti. Kitas dar svarbus dalykas yra įpareigojimas komisijai pastoviai kontroliuoti situaciją. Ir visų tų kontraktų, kurie dabar yra tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai, LNG ar gamtinėms dujoms, visur turi būti patikra. Neturi būti automatizmo. Atėjo, padėjo ant stalo kažkokių tai kontraktų ir popierių krūvelę ir tai yra, kaip sakant, bilietas pirkti ir panašiai ir taip toliau. Na, iš tikrųjų, nereikia čia to naivumo, reikia tikrinti kiekvieną ten matyti eilutę ir panašiai, nes kaip ir sakiau, noras tęsti, kaip buvo, yra didžiulis. Matyt, už to stovi ir didžiuliai finansiniai interesai, ar ne? Privačių kompanijų, tarpininkų ir taip toliau. Todėl manau, kad nepaisant to, kad peržengėm 26 metų ribą, ko man labai nesinorėjo, tarp kitko, labai nesinorėjo, kad taip atsitiktų, bet vis tiek tie suvaržymai, aš tikiuosi, uždės galutinius taškus ir baigsis 7 metų vidury. Tiek, ačiū.
Ačiū. Žurnalistai, ar turite klausimų? Gal aš tada paklausiu, klausantis jūsų, aš prisiminiau tą kovą dėl dujų saugyklų užpildymo. Ir buvo labai greitai priimti sprendimai užpildyti per tam tikrą laikotarpį iki tam tikro procento, kokia dabar padėtis Latvijoje, pavyzdžiui, Ančiukalnyje. Aš nežinau, tiesą sakant, konkrečioje saugykloje, bet apie ką skaitau, kad yra pasiekti vidurkiai, tie, ta prasme, nurodymai, ten daugiau nei 80 link 90, be didelių problemų. Klausykite, pasaulinė dujų rinka dabar veikia be kažkokių tai krizių, ar ne, tikrai galima gauti ir pakankamai gerom kainom, suskystintos dujos taip skirtai šauna į viršų ir panašiai. Praktiškai visos valstybės narės, kurios ketino pasistatė, veikia tie terminalai. Aš negirdžiu jokių problemų, ta prasme, dėl užpildymo ir, man atrodo, jau pasimokyti iš anksčiau pradeda pildyti vasarą, kada kainų santykis yra geresnis, ar ne? Todėl, man atrodo, aš tokį turiu įspūdį, kad šis klausimas iš esmės dingo iš darbotvarkės. Taip, tai aš čia tik taip Petrui galiu pritarti, kad tas komisijos nustatytas 95% riba lapkričio 1, tai jinai yra kiekvienais metais sėkmingai pasiekiama. Visose saugyklose, aišku, ten visuomet žiūrima pagal tą poreikį, koksai jisai bus. Ir vėlgi čia toks irgi įrodymas, kad sėkmingai galima apsieiti ir be rusiškų dujų. Tada atsirado, sakykime, tokia valia ir tas įvyko. Aišku, mes negalim slėpti fakto, kad tai lėmė aukštesnės kainas ir vartotojai tą pajuto per kainas, bet vėlgi tai nebuvo mūsų, sakykime taip, sprendimas, kurio mes norėjom ir siekime, bet jis buvo priimtas dėl to, kad Rusija pradėjo karo veiksmus prieš Ukrainą, tos karo veiksmus tęsė ir lygiai taip pat Rusija ir toliau kelia grėsmę Europai, mūsų Baltijos valstybėms ir aišku, finansuoti tokią valstybę su tokia agresyvia užsienio politika, tai būtų tokia savižudybė. Tai čia šitoje vietoje labai svarbu atsiminti tą kontekstą, nes man atrodo labai dažnai, ypač kur elektros kainos dar yra priklausomos nuo dujų, aišku, kad vartotojai tą pajuto ir dėl to buvo taip pat paraleliai priimami paketai, kaip vartotojams kompensuoti tas kainas. Matau, Rolandas Miliūnas iš Paninfo kelia ranką, tai prašau. Jo, labas rytas visiems. Tai ar girdisi? Puikiai. Girdisi. Tai žiūrėkit, vienas pagrindinių tiekėjų, dujų tiekėjų yra Jungtinės Amerikos valstijos, ar ne? Jeigu Jungtinės Amerikos valstijos galų gale sudarys didelį gražų susitarimą su Rusija, kaip tada Europai su dujom bus? Tom pačiom suskystintom. Nes gali būti taip, kad susitarimo dalis bus rusiškų dujų tiekimas. Nemanau, todėl kad Jungtinės Amerikos valstijos čia šitoj vietoj žiūri savęs ir aišku, reikia nepamiršti, kad dujos yra toks dalykas, kad nėra čia kaip čiaupas, kad aš pradėjau išgauti, atsukau, bet jeigu čia nenoriu parduoti ar negaliu parduoti, tai aš galiu prisukti. Tai atsiminkim, kad Rusija savo dujas buvo priversta tiesiog deginti į orą, kai jų negalėjo parduoti, kai nebuvo kam jų pirkti. Tai čia šitoj vietoj Jungtinės Amerikos valstijos pastaruosius 10, turbūt net daugiau, beveik 20 metų labai smarkiai investavo į tą pačią, į tuos pačius skalūnus ir kitas technologijas tiek dujų išgavimui, tiek galų gale transportacijai, nes ilgą laiką buvo, sakykime taip, ta problema, kad tos dujos buvo išgaunamos, bet nebuvo kaip jų transportuoti į tą pačią Europą. Tai dabar į visą tai yra labai daug investuota lėšų, tai Jungtinės Amerikos valstijos yra suinteresuotos parduoti tas dujas Europai ir aš abejoju, kad tas turės įtakos. Čia didesnė problema yra dėl pačių europiečių noro gauti tas dujas pigiausių įmanomų būdų, tai yra per vamzdynus.
už tą tarifą, kuris buvo iki karo. Tai Merkel priimti tie sprendimai, jie nebuvo šiaip savo, kad čia pamaloninti Rusiją, prisitraukti Rusiją. Ne, tai buvo sprendimai paremti ekonominę logiką, kad būktai čia mes užsidarysim pigiausiai įmanomą kainą ir tai, aišku, labai smarkiai padės mūsų įmonių konkurencingumui. Tai aš šitoj vietoj nematau tokios grėsmės. Jungtinės Amerikos valstijos tai iš tiesų dabar jie yra didžiausia, bet čia vėlgi nuo metų priklauso. Kartais tai būna Norvegija, tai viskas Kataras galų gale, čia viskas priklauso nuo kainų, nuo tiekimo galimybių. Tai šioj vietoj nėra, aišku, tai būtų vėlgi didelė problema, bet nėra tokios rizikos, bent jau nematomas tokios rizikos, kad Jungtinėm Amerikos valstijoms susitarus jie nutrauktų susitarimus dėl dujų. Galų gale tos įmonės, kurios tiekia Jungtinėse Amerikos valstijose, jos yra privačios įmonės, tai nėra įmonės, kurios priklausytų, kurios būtų valstybinės, kaip yra Rusijos. Jurga Andrejauskaitė iš 15 minučių, prašau. Mikrofoną įsijunkit. Taip, sveiki. Man klausimas būtų dėl dujų tiekimo. Kaip šis klausimas bus sprendžiamas šalyse, kurios neturi prieėjimo prie jūros? Tarkim, Lietuva pakankamai paprastai ir išmaniai išsprendė šitą klausimą. O kaip bus sprendžiama tose šalyse, dėl to mes žinom, kai kurios šalis priešinosi ir, kaip jūs sakote, iš vamzdynų gaudavo patogiai ir pigiai. Kaip jom šitas lūžis įvyks, jeigu jos iki šiol nenorėjo to sprendimo daryti, va minėjot Vengriją, Slovakiją ir panašiai. Kokių sprendimų įmamasi ir kaip tos nesančios šalia vandens sprendžia šitą klausimą? Taip, tai aš nežinau, gal ar Petras nori atsakyti? Pradėk, Virginijau, pradėk. Tai ačiū už klausimą. Tai iš tiesų Čekija yra labai geras pavyzdys, kuri sugebėjo atsisakyti rusiškų dujų, pasirengė planą su komisijos pagalba ir aišku yra investuojama ir į dujų perdavimą tarp ES šalių, bet kartu yra investuojama į energetinį efektyvumą ir kuo mažesnį galų gale tų pačių dujų vartojimą. Tai šitoj vietoj tiek Vengrija, tiek Slovakija, joms yra pasiūlyta Europos komisijos pagalba sudaryti nacionalinius planus su galų gale reikalingų finansavimu, kiek to reikėtų, kad užtikrinti jų, sakykime taip, atsisakymą visiškai nuo rusiškų dujų. Tai šitoj vietoj sprendimai yra paprasti, tai yra vidaus rinka ir galų gale ta pati dekarbonizacija, atsisakymas ir mažinimas priklausomybių nuo tų pačių dujų. Tai šitom valstybėm yra pasiūlyti tie planai. Kiek aš žinau, pradžioj tai buvo toks labai didelis nenoras netgi eiti į tą dialogą, bet suprantu dabar po šito priimto sprendimo jie taip pat žiūri į šitas galimas opcijas. Matot, Europos dujotiekių tinklas yra pakankamai išplėtotas, žinokite, ir iš tikrųjų čia yra pažengta labai labai toli ir tiesą sakant, netgi yra alternatyvos. Kitaip tariant, gauti dujas ne iš vieno šaltinio, bet galimai ir iš visai kitos pusės geografiškai ir panašiai. Todėl aš atvirai tariant, manau, kad tiek Slovakijos, tiek Vengrijos šitie visi tokie maivimai politiniai, ar ne, ir bandymas grįžti, tai yra vis dėlto politinis sprendimas, ar ne? Tai yra politinis sprendimas susijęs galbūt su tam tikrų tiekėjų ir tarpininkų buvimu. Žinom, kaip Orbanas moka šitais dalykais manipuliuoti, jo draugai yra visi tarpininkai visuose sektoriuose ir panašiai. Pinigai daromi, kaip sakant, atvirų būdu. Todėl tai yra daugiau prisirišimas prie tų senųjų tiekėjų, prie tų kontraktų, o ne bandymas pažvelgti šiek tiek plačiau. Jie neturi, beje, strateginio intereso apriboti Rusijos pajamas iš energetikos. Jeigu tos valstybės, bent jau vidutiniškai, kaip kitos, stengtųsi tą dalyką sumažinti, būtų visiškai kitoks požiūris. Pas juos visiškai tas dalykas, jie neturi tokio tikslo. Tai štai, man neteko girdėti, kad, tarkime, Orbanas arba Fico
argumentuotų dujotikių sistemos neprijungimu prie europinės. Neteko, tiesą sakant. Jeigu tai būtų tikrai paskleista ir būtų apie tai kalbama ir iš tiesų, kaip Virginijus sakė, būtų skirti papildomi finansai. Tai čia net nėra klausimų. Jo, gal dar tada papildant tiksliau, tai Lenkijos, Slovakijos jungtis, jinai yra 4,7 milijardų kubinių metrų, tai visiškai padengia Slovakijos poreikį, jau metinis suvartojimas yra 4,3, o Vengrija yra susijungusi su Austrija ir Kroatija ir Rumunija, ir ten irgi 10 milijardų kubinių metrų per tas jungtis gali pratekėti, tai Vengrijos visas poreikis yra 8,5. Tai tie sprendimai egzistuoja, jais tiesiog nenorima yra naudotis ir tai yra paprasčiausiai politinės valios nebuvimas. Bet vėlgi, aš visada tą aspektą pasakau, pasižiūrėkim į realią situaciją, nes kartais susidaro toks įspūdis, kad vengrai čia priima kažkokius tai tokius išskaičiuotus, racionalius sprendimus ir būk tai vengrai gyvena geriau. Situacija yra absoliučiai kitokia, tiek Slovakijoje, tiek Vengrijoje, tai tie patys kaštai pragyvenimo, jie sparčiai auga, daug sparčiau, tiesą sakant, nei darbo užmokestis, ir energetinis skurdas, jis yra irgi vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Tai šiuo atveju tie pasirinkimai pačių vengrų kažkaip tai sakykime taip, nepraturtino ir neišgelbėjo. Tai yra politiniai pasirinkimai, kuriais žaidžia pats Viktoras Orbanas. Degalų kainos. Bijau suklysti, bet visiškai neseniai Vengrijai buvo gerokai aukščiau Europos vidurkio. Kodėl? Todėl, kad jie uždeda savo mokesčius, tarpininkai gauna savo pelną ir Orbano tikslas tikrai nėra praturtinti vengrus. Orbano tikslas praturtinti savo tarpininkus, savo pirmąją draugų grupę. Tai tokie pavyzdžiai dėja. Paaiškinti vengrams, žinot, kai Briuselis pradeda aiškinti vengrams, matyt, jau nebūtinai tai suveikia. Kol jie nesupras galutinai, tai čia kas yra kas, tai čia užtruks. Ačiū. Norėčiau pereiti prie rezoliucijos dėl karinio mobilumo, kurios vienas iš autorių yra Petras Auštrevičius. Tai pirmiausia, jums suteiksiu žodį. Kas tai yra, kam jis reikalingas šitas failas, čia yra parlamento iniciatyva, šita rezoliucija priimama, prašau. Jo, iš tikrųjų, mes balsavome dviejose komitetuose, tai yra saugumo ir gynybos, ko atstovas šito komiteto aš esu, ir Robertas Zylė, mano kolega, atstovavo transporto komitetą, tai yra dviejų komitetų iniciatyva paruoštas pranešimas. Tarp kitko, ruošime ir dar vieną, jau tiesą sakant, teisėkūros pranešimą. Prasidėjo paruošiamieji darbai. Tikiuosi dalyvauti taip pat. Ir, seniai buvo kalbama Europos parlamente apie karinį mobilumą, bet matyt, nebuvo tokio detalumo, nebuvo tokio, aš pasakyčiau, išsamumo ir įpareigojimų, kurie yra užfiksuoti šiame raporte. Taip, mes priėmėme lapkričio 17 dieną bendrame komitetų posėdyje. Štai kitą savaitę balsuosime plenariniai sesijai ir aš tikiuosi, kad turėsime pakankamą paramą. Tiesą sakant, kas nebalsavo, tai tie, užsispyrėliai, tai yra radikali kairė ir dešinė. Bet jų buvo tikrai pakankamai mažai. Kas yra naujo šitame pranešime, tai iš tikrųjų mes išeiname iš to, kad karinė pramonė Europoje turi kurtis, kariniai pajėgumai atsirasti, bet jie turi turėti netrukdomą judėjimo galimybę, nes deja, žinome, krizė atsiranda tam tikrose regionuose, į kurias turi būti sutrauktos pajėgos, ir iš kitos pusės turi būti garantuotas civilių pasitraukimas iš tų regionų, kur kyla tam tikros rizikos. Tai ta prasme, čia yra karinio ir civilinio taip pat judėjimo, nes kaip atsimenant iš atvirukų senesnių,
keliai karo metu yra tokie, kad į vieną pusę juda kariuomenė, į kitą civiliai. Tai šitas dalykas yra labai svarbus, tas humanitarinis taip pat dalykas, ir dėl to atsiranda to dvigubos paskirties, matyt, samprata visame šitame kariniame mobilume, nes tai dabar investicijos į karinį mobilumą automatiškai palankiai veikia civilinę infrastruktūrą, tie patys keliai, iš esmės kritinės infrastruktūros tam tikri centrai ir panašiai. Ir keli dalykai buvo aptarti. Tai pirmiausia, transporto infrastruktūros kūrimas. Yra keturi esminiai transporto koridoriai Europos Sąjungoje. Tai yra šiaurės, tai yra rytų, tai yra vidurio pietų ir vidurio šiaurės koridoriai. Jie yra labai gražiai išsidėstę. Šita informacija nebūtinai yra platinama tai, bet apie ją visi kalba, planai egzistuoja. Ir ties tais 4 koridoriais yra 500 esminių, sakykime taip, susikirtimo taškų arba centrų, kurie reikalauja vienokio ar kitokio priežiūros, investicijų ir palaikymo. Visam šitam reikia apie 100 milijardų. Okay? Apie 100 milijardų, kad mes galėtumėm, tikrai jau būti ramus. Ir žinoma, aš kalbu apie tos 100 milijardų, tai yra ilgalaikė perspektyva, ta prasme, sakykime, 10 metų laikotarpis, ar ne? Pati infrastruktūra, tai žinoma kalbama ir apie kelius, ir apie uostus, ir ypatingai geležinkelius. Štai kur Rail Balticos, tarp kitko, nekartą buvo paminėta ir diskusijose ir panašiai. Seniai pradėjom šitą projektą, bet tikėkime, kad artimiausią 10-metį mes sugebėsime jį pilnai pabaigti ir išplėtoti netgi į tas pusės, į kur reikia. Antras dalykas, tai yra transportavimo pajėgumai. Transportavimo pajėgumai, suprantame, kad karinė technika ir atsargos, ir degalai, ir maistas, ar ne, turi atvykti. Čia kalbame apie kertinius uostus Europos Sąjungoje, nes automatiškai judėjimas būtų per ypatingai Beneliukso uostus, ar ne? Ir automatiškai tie koridoriai nusitęstų į rytus, nes kalbame šiuo metu apie geostrateginę situaciją, kuri didžiausia įtampa yra rytuose, ar ne? Reiškia, mums reikalingi ypatingo dydžio, ypatingo svorio transportavimo priemonės, kelių, sakykime, geležinkelių. Čia klausimas yra neįspręstas. Platformos, pavyzdžiui, nėra pritaikytos tiems sunkiausiams tankams. Valstybės narės neturi pakankamai šiuo metu tų platformų. Jų užsakymai jau pradėti, jų gamyba vyksta, bet tai nepakankamas dalykas. O čia mes kalbame apie iš tiesų ypatingai didelių gabaritų. Ir čia, tarp kitko, yra poreikis pradėti keisti atitinkamą direktyvą svorių ir dydžių Europos Sąjungos, nes, kaip žinia, technika auga, didėja, plečiasi ir mes dėja neturėjom pakankamai padarę šitoj srity. Taip. Ir trečias dalykas yra greitas sienų kirtimas. Štai, tarp kitko, šalia mūsų pranešimo yra ir, žinote, Europos komisijos komunikatas, 19 dieną jisai pasirodė lapkričio mėnesį. Taip. Geras komunikatas, jis bus išplėtotas į daugybę atitinkamų teisės aktų ir panašiai. Čia Andrius Kubilius atsakingas beje už šitą dokumentą, čia yra bendros tos gynybos paketo dalis. Ir štai komisija kelia tą klausimą nuo 45 iki 3 dienų sumažinti sienų kirtimą. O tam reikia, kad visos valstybės narės sutiktų su skaitmenizacija, sutiktų su atitinkamais sprendimais, kad būtų vienodas žymėjimas, taikymas. Yra tokia 302 NATO dokumentų
paketas, jo pagrindu iš esmės reikia harmonizuoti visus šitos dalykus. Paminėjome ir pinigus. Kitam daugiamečiam biudžetui 17 milijardų numatyta. Tai yra labai daug lyginant su šituo, kur buvo 75% sumažintas kariniam mobilumui. Kitaip sakant, buvo paukotas karinis mobilumas šitame biudžete ir taip jau yra. Ir apskritai numatyta tam Connecting Europe Facility 50 milijardų, tai yra 17 įeina į tuos 50 milijardų. Ko gero nepakaks, bet yra ir kiti fondai. Yra ir konkurencingumo, ir investicijų fondai, pagaliau yra bankiniai instrumentai, kaip Europos investicijų bankas, kuris turi atsibusti iš letargo ir pradėti proporcingai didinti investicijas į saugumą. Yra siūlymas beje kurti naują banką kaip saugumo, gynybos ir atsparumo banką. Čia yra toksai daugiau Britų, galbūt iš Britų ateinantis pasiūlymas ir panašiai. Labai tikiuosi, kad visi šitie bus panaudoti. Kas gerai Lietuvai ir išskirtiniai Lietuvai? Tarp kitko, Lietuva ir Baltijos regionas paminimas ne kartą. Apskritai, kaip ir visas rytų regionas, rytų flangas. Aš manau, kad tai labai yra į naudą. Ne kitų beje regionų sąskaita, mes proporcingai ten, kur yra svarba, paminime ir tenai, ar ne? Kas yra gerai? Mes paminim ir ES NATO bendradarbiavimą, tas turi tęstis be jokios abejonės, nepaisant čia pastarųjų, kaip sakant, istorijų ir panašiai, bet nepamirškime, kad NATO tai nėra viena valstybė, tik tai yra ir daugiau partnerių, tame tarpe ir Šiaurės Amerikoje. Todėl manyčiau, kad yra geras pranešimas, kuriame beje mes kalbame ir apie pratybas, ir apie privataus viešojo bendradarbiavimo reikalus. Čia yra labai daug visokių dalykų. Vertinu pranešimą, viskas gražu, pamatysime, koks bus teisėkūros dokumentas, nes iš tikrųjų mobilumo srityje reikia labai daug ką nuveikti. Prieš perduodant žodį Virginijui, prašau, Arūnas Milašius iš Delfi. Arūnai, įsijunkite mikrofoną. Negirdime jūsų. Galite užduoti klausimą rašydami pokalbių skyrelėje čate. Deja, negirdim. Taip. Klausimas. Aš nežinau, aš Europos parlamento biurui siūlyčiau nenaudoti Teamsų. Žinokite, ženkime žingsnį į priekį, atsisakykite šitos praeities, ta prasme, come on. Taip sunku prisijungti visokių tenai detalių. Ar ne? Aptarsim. Klausimas abiem arba bet kuriam iš jūsų. Daug tarptautinių ekspertų pripažįsta, kad Suvalkų koridorius išlieka viena pažeidžiamiausių Europos vietų. Galbūt Europos parlamento svarstomos papildomos priemonės siekiant efektyvesnės jo apsaugos. Jeigu taip, ar galėtumėt sukonkretinti kokios? Ir kalbėjote apie civilių pasitraukimą, ar Lietuvai numatyta kokia nors parama? Aš gal tada pradėsiu ir po to Petras, kad, nes jo, tai pirma, tai aišku, iš ties aš džiaugiuosi gal, kad ties šituo klausimu Baltijos šalių parlamentarai ypatingai dirbo ir visą procesą kuravo Petras ir kaip jisai ir minėjo Robert Zylė iš Latvijos. Aš buvau taip pat šešėlinis pranešėjas iš transporto komiteto pusės, bet labai džiaugiuosi tuo tikrai konstruktyviu ir produktyviu darbu ir tai, ką pavyko pasiekti. Ir čia turbūt atsakant tą klausimą, vienas labai svarbių dalykų tai yra, kad yra tie, sakykime, 4 didieji Europos Sąjungos projektai, kertiniai projektai, kurie skaitomi. Tai vienas jų yra Rail Baltica. Ir aišku, kai mes kalbame apie Suvalkų koridoriaus pralaidumą, tai Rail Baltica, mes jį taip
įpratę galbūt matyti ir jis yra dažnai pristatomas kaip toks civilinis projektas keleivių pervežimui, bet šiuo atveju, aišku, jisai turėtų labai didelę rolę, kalbant ir apie karinį mobilumą. Tai čia vienas tokių didelių pasiekimų, nes visada yra tų klausimų, ar užteks lėšų, kokio bus dydžio dedamoji. Tai tiek atnaujintam ES biudžete yra numatomas, sakykime taip, didesnis finansavimas priemoniai Connecting Europe Facility, iš kurios ir finansuojama Rail Baltica, bet labai svarbu, kad tiek šitam dokumente, tiek galų gale biudžete yra numatyta, kad yra absoliutus prioritetas pabaigti šias jungtis. Tai čia vienas dalykas, o antras tai yra būtent rytų to fronto pripažinimas. Nes kaip bet kuris ES biudžetas jisai skaičiuojamas yra pagal tam tikras formulės. Ir aišku, kokie aspektai, statistikos galbūt detalės bus į tas formulės įtrauktos, nuo to ir priklauso, kur, sakykime, bus uždėtas prioritetas. Tai šiuo atveju turėti rytų flango tą tokią terminą įdėta ir galų gale įdėta tą stebėseną, aš manau, kad yra labai svarbu. Tiek karinio mobilumo, tiek karinio pasirengimo 30 metų tikslam, tai aš sakyčiau, čia mūsų regionui ypatingai yra svarbu. Apie civilinę, aišku, tą saugą ir pasitraukimą, tai yra pirmiausia, aišku, nacionalinės klausimas, tai nėra ES klausimas. Europos, sakykime, taip mastu mes galim kalbėti apie infrastruktūrą, apie finansavimą, apie dabar tą lankstumą papildomą, kuris atsiranda naujam biudžete ateinančiam, bet tie planai civilinio, sakykime taip, civilinės apsaugos, jie turi būti parengti valstybių ir savivaldybių lygmenių. Arūnas uždavė labai gerą klausimą. Arūnai, 71 punkte mūsų pranešimo skamba taip, čia kaip sakyti išimtinis, aš dėja perskaitysiu angliškai. Highlights in that regards that extreme vulnerability of the Baltic states, notably due to the Suwalki Gap in case of the Russian aggression, which would require an accelerated response time and faster troop movements. Kitaip sakant, labai tikslus klausimas, yra paminėtas Suwalkų koridorius, bet karinis mobilumas tik tai dalinai apima gynybą. Ta prasme, mes kalbame apie kontrmobilumo priemonės, beje. Kai kada reikia mobilumą daryti, kartais kontrmobilumą daryti, bet čia yra mažiau apie apginamumą arba apie gynybos reikalus, tačiau klausimas, sakau, tikrai turi 71 punkte konkrečią nuorodą, kas yra išimtinis dalykas, beje. Tai raskite man kokį nors čia, nežinau, Italijos ar Graikijos tokį paminėjimą, kurios irgi yra tokiuose, sakyčiau, įdomiuose geografinėse platumose. Dar klausimų? Tada periname gal prie paskutinės temos, Europos parlamento rezoliucija dėl nuolatinių Baltarusijos hibridinių atakų prieš Lietuvą. Kuris pirmas iš jūsų, ar Virginijus, ar Petras? Virginijus, pradėkite. Virginijus, prašau. Gerai, tai vėlgi čia daug tų diskusijų ir aš sakyčiau, aišku, bendrai savo tokį politinį vertinimą, kad šiek tiek galbūt šituo klausimu kreiptis į Briuselį pavėlavom. Reikėjo tą reakciją galbūt turėti ankstesnę tokią ir mes parlamentarai ir Petras dalyvavo, aišku, dalyvauja visada tie patys parlamentarai, bet susitikime su užsienio reikalų ministru irgi sakėme, kad vis tiek mūsų tikslas visuomet yra maksimaliai padėti Lietuvai ir jūs tik kreipkitės ir sakykit, kuo mes galim jums būti naudingi, kuo galim padėti. Ir džiaugiuosi, kad dabar yra toks, matosi, kad antras kvėpavimas, gal aš taip pavadinčiau, ir ministro susitikimai, ir dabar suderinome, kad susisiekimo ministras pristatys šitą klausimą transporto komitete, Petras gal pakomentuos apie savo komitetą ir ten pristatymą, bet, sakykime, tą tokią
aktyvioji stadija su Briuseliu, kuri galbūt galėjo būti tiesą sakant, iš pat pradžių ir gal padėtų geriau netgi suderinti veiksmus ir turėti tokį nuoseklesnį spaudimo planą Baltarusijai. Įvyksta dabar, bet aišku, tas jau procesas yra gerokai pažengęs ir neslėpkim to fakto, kad Baltarusija pajuto, kad tai yra priemonė, dėl kurios mums skauda, su kuria jie gali, sakykime taip, ją naudoti kaip tokią šantažo priemonę nebūtinai prieš mus, bet lygiai taip pat ir mūsų sąjungininkus. Galų gale tas pačias Jungtinės Amerikos valstijos, kurios dabar aktyviai mezga dialogą, tai jie tikrai gali tą įsitraukti į tokį meniu, kur mes galėtume tą padaryti jums. Ir tų įrodymų, kad tai yra to hibridinės atakos ir kad Baltarusijai galėtų tą, sakykime taip, sustabdyti, yra daug. Pažiūrėkim tas pačias Zapad pratybas. Ar kitas šalia jų sienos vykstančias pratybas, tuomet siena yra išvaloma pilnai, nebūna nei migrantų, nei cigarečių, nieko. Tai faktas, kad aišku, režimas tą situaciją mato, kontroliuoja ir gali pritaikyti tam tikras priemonės, bet to mes matom, kad aišku, jie kaip tikri teroristai, aišku, dar ir įkaitais paėmė mūsų vežėjus. Tai šiuo atveju mums pavyko kartu, sakykime taip, bendrom parlamentarų pastangom, čia ir Petro Dainiaus Žalimo grupė, ir Europos liaudės partijos, kur ten ir Paulius Saudargas ir Rasa Juknevičienė, įdėti šitą klausimą, kad būtų ne tik diskusija, tiesą sakant, jau vyko praeitą Strasbūro sesiją, bet jinai buvo be rezoliucijos ir ten buvo labiau tokia bendresnė tema, su Lenkijos, sakykime, tuo susabotuotų geležinkelių, tai to dėmesio būtent Lietuvai nebuvo tiek daug. Dabar jau yra grinai klausimas apie tas hibridinės balionų atakas ir čia, aišku, kartu bus ir balsuojama rezoliucija. Aš esu vienas iš tų ir man atrodo, aš nežinau, kitų grupių, gal Petras yra iš Rinių. Aš esu. Tai va, greičiausiai daugumoje grupių lietuviai apsiims kuruoti, tai mes būtent rengiam tą, tiesą sakant, rezoliuciją, esam savo grupių paskirti ir aišku, siekiam atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra hibridinė grėsmė, kad tai yra spaudimo priemonė, mes įtraukiam ir tai, kad tai yra besitęsiantis veiksmas, minėdami ir migrantų krizę, ir tas migrantų atakas. Ir čia, aš manau, yra labai svarbu, kad Europoje visiems susidarytų vienodas vaizdas apie tai, kas, tiesą sakant, vyksta Lietuvoje, kokios priemonės yra taikomos. Ir aišku, tas padeda tuomet jau ir užkurti visai kitus procesus Briuselyje, kalbant apie kažkokias galimas papildomas sankcijas, papildomus spaudimo mechanizmus Baltarusijai. Galų gale atsiranda daugiau, man atrodo, tuomet ir koridorių susiderinti veiksmus ir su mūsų kaimynais. Nes vienas dalykas yra išreikšti solidarumą, bet visai kita, kai Lietuva, Latvija, Lenkija, kurios turi sieną su Baltarusija, imasi, sakykime taip, sinchronizuotų veiksmų, tuomet ir tas spaudimas Baltarusijos režimui yra absoliučiai kitoks. Aš kol kas gal nenorėčiau cituoti labai tos mūsų rezoliucijos, nes jinai yra dar rengiama ir mes turėsim, aišku, susitikimus Strasbūre, kur apie tai iš esmės diskutuosime. Aš nemanau, kad esmingai keisis, tai, bet vis tiek, manau, kad ta kalba yra labai svarbi ir, kaip sakiau, mūsų tikslas akcentuoti tai, turėti išsame galų gale diskusiją Strasbūro sesijoje, kur ir parlamentas, ir taryba, pirmininkaujanti šiuo metu Danija, šalis ir taryba ir galų gale Europos komisija turėtų pilną vaizdą dėl to, kas vyksta Lietuvoje. Petrai, turite papildyti ką? Jo, keletą galbūt pastebėjimų. Tai, kad kuomet iš tiesų jau buvo aišku, kad šita ataka prieš Lietuvą nesibaigs ir kad tai yra sisteminė, organizuota ir turinti visai kitokių ketinimų nei pernešti tabako gaminius. Žinot, jeigu tuo metu, nežinau, asmuo einantis premjero pareigas paimtų, pakeltų ragelį ir paskambintų į kelias sostinės ir į Briuselį, ar ne, ir paaiškintų suprantama kalba,
normaliu stiliumi, argumentuotai, tvirtai, būtų visai kas kita. Mes iš tiesų vejamės traukinį, beprotiškai vėluojam, beprotiškai, nes ta informacinė ataka, informacinis karas vyksta ir vyksta labai aktyviai. Ir mes praleidome tą geriausią progą jau. Dabar mes, kaip sakyt, vejamės ir padarome tai, ką turėjom padaryti kiek anksčiau. Kas daroma? Žiūrėkit, pirmadienį, pusė 9, man atrodo, pusė 9 bus neeilinis saugumo ir gynybos komiteto posėdis Strasbūre, į kurį yra pakviestas Nerijus Aleksiūnas, Lietuvos atstovas Europos Sąjungoje, ar ne, ambasadorius mūsų. Mes užtikrinom jam galimybę. Dabar negaliu pasakyti, kas dar kalbės iš Lietuvos. Mes ten kelis įvardijom, nacionalinių krizių centro ten atstovas ar kažkas. Pirma, paaiškinti, pateikti medžiagą, reikia video pademonstruoti, ar, reiškia, tuos visus paveiksliukus, nežinokite, kalbam apie balionus. Bet jų, žino, dydžiai, viskas taip skirtinga, reikia parodyti, ta prasme tiesiog. Tai mes tikimės, kad per valandą truks tas posėdis mūsų, ar ne? Mes sugebėsime labai koncentruotai pateikti visus šitos dalykus ir tai yra labai gerai, kad mums skiriamas laikas, išimtinai čia Lietuvai, taip ir suformuluotas klausimas. Na ir štai antradienį mes turėsime būtent tą rezoliuciją, diskusiją dar vieną ir po to rezoliuciją. Dabar politinės grupės, Virginijus minėjo, dirba ties savo projektais, ar ne? Tie visi projektai Strasbūre bus sudėti į vieną bendrą dokumentą ir gausime, šiaip aš labai tikiuosi, tikrai turiningą ir aiškų dokumentą. Šiandien ryte aš praktiškai paskutinius štrichus Atnaujinkime Europą projektui sudėjau. 4 puslapiai, atrodytų istorija, bet aš manau, kad mums reikia pasinaudoti šitą progą ir kai ką padaryti, ko mes nepadarėm galbūt ir anksčiau, apibūdinant tuos visus veiksmus ir apie tą migraciją paminint ir panašiai ir taip toliau. Bet mano tikslas yra iš vis mažiau kalbėti apie tą visą kontrabandą kažkokių cigarečių, ar ne? Bet kalbėti apie valstybės remiamus teroristinius veiksmus prieš trečiąją valstybę, ta prasme prieš mus, prieš Lietuvą, kurią inspiruoja, žinoma, Rusija, vykdo Baltarusija. Ir jeigu mums pavyktų tą valstybinio terorizmo liniją palaikyti, aš manau, bus labai stipru. Ir, žinoma, tas kvietimas imtis veiksmų, papildomų veiksmų komisijai, reiškia sankcijos, Ir dar vieną dalyką paminėsiu, mes kviečiame, kad visos valstybės narės palaikytų tą pačią liniją. Kas dabar yra ne taip. Vengrija, Slovakija palaiko labai draugiškus santykius su Lukašenkos režimu. Žinote, Slovakų ambasadorius yra antrą kartą paskirtas į Baltarusiją. Labai įdomus, tarp kitko, veikėjas. Ir aš jau nekalbu, ką Vengras ten išdarinėja, kada dalyvauja visada gegužės 9-osios paraduose ir panašiai. Kitaip tariant, štai jums ES išdarkytas vaizdelis, ar ne? Mes, kaip sakant, kenčiame, atitraukinėjame visas pajėgas diplomatinės ir panašiai, o tenai yra visa kita. Tai trumpai, aš manau, kad mes turėsime tikrai rimtą rezoliuciją, duok Dieve, kad jinai nesusilpnėtų turinio, nematau kol kas tokių grėsmių ir visas tas dalykas spręsis antradienį, trečiadienį. Balsavimas dėl rezoliucijos ketvirtadienį, taip? Taip. Ar turite klausimų? Nematau klausimų, tuomet ačiū už dalyvavimą. Aš tik vieną dalyką norėčiau pasakyti, kad prieš kiek dabar čia 38, prieš 12 minučių 6 Europos parlamento nariai, tame tarpe Virginijus,
Paulius Saudargas, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Dainius Žalimas ir Ašai. Mes nusiuntėme laišką Van der Leyen ir dar 2 komisarams dėl LRT. Ta prasme, oficialiai kreipėmės laišku, kur sudėliojame savo pasiūlymus. Jeigu norite, galim persiųsti ir jums. Deja, turiu tik tai anglišką versiją. Jūs galite atsiųsti man, aš persiųsiu tuomet žurnalistams. Jeigu jums reikia, galim padaryti. Gerai, tuomet ačiū dar kartą ir iki pasimatymų. Ačiū jums uždėmesi. Ačiū viso. Viso. Dėkui, viso geriausio.